Coach, last time we talked here in Lithuania, it was a game in Klaipėda with many emotions, many technical fouls. Looks like situation is different today, isn't it? For sure, it's basketball. Every game is different, and finally we are 10 guys. In that game, it was 7 guys, and our main point guard make injury. That's for sure. We get a lot of emotions because we play basically with 6 guys. It's not usual game time like today. How is difficult or is it difficult to play so early like today? No, we just practice every time in mornings. That's the way. No excuses about that. Basically, this is our practice time. It's nothing new for us. This game was the last preparation game for preparation against Real Venezia on Thursday. Are you full ready now? I don't think so, but we have 2 practice left. Basically, we are happy that we are some injury players get back, and that's most important. If we are full roster, we are a dangerous team, and we just do every day, just get better and fight for every ball. That's our main goal, and we don't look against who we play. We just prepare for next day. Margot, amazing game for you personally. Your impressions about this game? Okay, I'm happy to have a great game, but it's about like if I cannot score shots, if I don't have passes. So my teammates were great too, and we had like a good like team effort. Plus it was like a week we didn't play, so it's cool to be better and on the court. What was harder today, to play so early or to wake up so early? None. It's okay. It's a game, like it's the best day of the week, so we have to be ready, and nothing was difficult. This game was last game for your preparation before Euro Cup game. How are you ready? How is your physical condition before the most important challenge this year in Euro Cup? Yeah, I think we are ready physically, and it's going to be like a tough game. So we have to be better to practice it like from the beginning of the week to keep like setting all these little things about Venice, and I think we're going to be ready. Treneri, trumpas komentaras, ko galima pasimokyti iš šių rungtynių? Na, pasimokyti gal galima to, nebent kad reikia mums kelti savo fiziškumą, atlaikyti varžovų tą fiziškumą, nes tikrai žaidėm prieš gerą komandą, prieš Eurokapo 8-tuko komandą ir parodė mums, kad jos tikrai duoda fizišką didelę kovą. Įstuminėjo mus iš mums patogių pozicijų ir kad mums reikia dar daug kur dirbti, kad galėtume pasiekti kažkokį rezultatą. Šiandien labai akivaizdžiai jautėsi aktyviai gynyba prieš Gustę Dzieckauskaitę. Tai buvo ir daug prarastų kamuolių. Mačiau, pats reagavot nedelsiant ir Livija Kaktaitė keldamas nuo suolo. Kiek toms jaunoms žaidėjams, tokioms kaip Gustė, toks egzaminas kaip šiandien yra svarbus tobulėjimui ateičiai? Nu, tai svarbus, mes Gustė ypač, irgi jinai tobulėjus kiekvienom rungtynėm. Kadangi dabar išaugęs jos tas minučių skaičius, tai jai tenka mokytis, tų treniruočių daug neturim, tai dažnai tenka mokytis rungtynių metu. Tai kažkaip stengiamės kažkaip išnaudoti ir jos tas gal stipresnės vietas, kai kurios varžovės, kurios yra tiesiog fiziškai stipresnės, aišku, spaudžia, naudojasi, bet su kiekvieną dieną tobulėja ir tikėkime, kad ateityje tų klaidų darys vis mažiau ir taps kažkada gera krepšininkė. Gintarė, sunkios rungtynės šiandien, bet ir varžovas ne iš lengviausių. Kokie pačios įspūdžiai apie rungtynės? Įspūdžiai geri, galbūt džiaugiuosi, kad mūsų jaunimas pamatė, kokios yra aukšto lygio komandos, vis tiek Eurokapo top 8, jei neklystu, ar ne komanda, pamatėm, kad yra visai kitas fiziškumas, visai kitas greitis ir tai matosi galbūt ir mūsų statistikoje, mes padarėm daug klaidų, 35, jeigu neklystu, tai visai kito lygio krepšinis ir iš tikrųjų, taip, mums trūksta ir patirties ir nežinau, žaidėjų šiek tiek jėgų, bet galbūt yra gera pamoka jaunom, kurios toliau sieks krepšinio karjeros ir mato, kad gali būti dar geriau, kad tas krepšinis gali būti aukštesniam lygiai. Pati šiandien sužaidė individualiai visai geras rungtynės. Ar jautėsi tas varžovių gynybos kietumas tiesiog, ar kaip pati išsprendė žaisdama individualiai? Taip, jautėsi kietumas, bet aš kažkaip nesureikšminu, bandėm žaisti per kitas žaidėjas, tiesiog taip gavosi, kad aš buvau ne po krepšiu šį kartą, o ant taško linijos, metimai sukrito ir, kaip sakant, tas mano individualus pasirodymas neišgelbėjo komandos, tai nelabai ir sureikšminu šį.